Indas šiuo metu jaučiasi kaip dievas ten su tais balandžiais. Nu na. Like 15 pairs of socks. Ir žinoma, kad viskas negalėjo būti smooth. Tėtis paliko telefoną savo taksę. Kaip pinigų? Nebeliko, žinok, vietų. Paramazinom progą. Per 2 minutės. Sveiki atvykę į greičiausiai paskutinį epizodą, 17 epizodas, 41 mūsų kelionės diena. Su tėvuku keliauja link Singapūro per visą Euraziją ir jau esame Malaizijos Kuala Lumpur, kas mums reiškia liko tik tai vienas autobusas, bet jis bus prieš paskutinis į Singapūrą, nes pamatysit kodėl vėliau. Mūsų kelionė artėja į pačią pabaigą. Jau bent jau nežinau kaip tėtis, bet aš tai jau pasilgau namų, jaučiuosi toks homesick truputį, kad pasilgau tokio nesibastymo gal visur. Sėslumo jo norėtųsi. Sėslumo ir man daug patogiau yra dirbti prie kompiuterio negu prie laptopo, žinai, tai... Be abejo. Tai tos pačius videkus, tos pačius reelsus daryti žymiai patogiau, pasilgau to patogumo, sakykime, kažkokio. Nu bet va, 40 dienų, dar keletą, mes jau turim bilietus namo ir šausim namo. Dabar nesprendėm praeitam epizode, ar mums kilti į šitą Twin Towers Malaizijos Kuala Lumpur, ar nekilti, bet labai brangi kaina. Nusprendėme kilti, o kai nusprendėme, nebeliko bilietų. Jo, nusprendėm, kad gerai. Ir tada, nebėra vietų. Bent jau Georgetown'e, kur buvom praeitam epizode, tai nepasirodė, kad yra labai daug veiklos, ką galima nuveikti. Aišku, būtų reikėję gal išsinuomoti motorolerius ir važiuoti į salos kitą pusę. O šičia Kuala Lumpur irgi yra pora vietų, jos yra lauke. Tai sako, per lietų neapsimoka važiuoti. Tai jeigu dabar nelis, gal ir nuvažiuosim į kokį vietą. Bet šiaip tai čia miestas, tiesiog yra toksai New York vibe. Va. Kaip ir matosi šiti bokštai, tai įdomu pamatyti ir mes šitoj kelioniai jaučiu tokioj vietoj dar nebuvom, tai tokia truputį atgaiva. Atvykom į Batu Caves Temple. Nesu tikras, kas čia. Žinau, kad čia yra gražus pastatai ir gražus uolos. Mes kol kas dabar su tėčiu turim tik tai vieną baimę. Kad eisim ir sakys tickets cash only, nes vis dar neturim grinų pinigų, neišsikeitim. Jo, matau auksinę statulą, ten gražiai atrodo. Bet tuoj pala reikia sužinoti, mes čia iš visi eisim ar neįeisim. Galbūt net neturėsim kaip patekti mes čia. Mini marketas prieš įeinant. No cash. You accept card? How much is one? 10 ringgit. 10 ringgits? 10 ringgit. Card. Wait. Kortelę priima. Nusipirksim kiekį bananų. Kaip sakai? Leido kortelę? Thank you. Čia kai kurie tokie biški pagėdė jau. Nu, bet atsirinks jos gal, kas jam gerai. Čia be batų negalima užlipti iki šitos spalvotos templų. Ja, tai čia visai nušerė jūs jaučiu, ne? Ne? O! Dar vieną. Šaliuką. Aba? Hop! Ei, gerai, gaudi. Oi, sakyk, ko aš čia sakyk, šypsaisi, ne? Skanus bent. Iš ko atėmė sausainius? Tėčiui duosi vieną? Nejuokink, sako. Čia dar paukščiai gyvena, va. Narve. Njom. Ką? Galvoju vis paimti gal? Nu, čia visai įdomi vieta. Gerai atrodo. Restorane japonai sakė, nelabai sako, gal verta nuvažiuoti. Tik įdomi vieta. Jiems. Sakytų, verta man irgi Gedimino pilį, ką žinau, sakyčiau. Jo, gal. Ne, tai taip. Indas šiuo metu jaučiasi kaip dievas ten su tais balandžiais. Žiūrėt, donation podas, sakyčiau, visai nemažas, ne? Truputį pinigėlę įdėti.
Nu. Čia dar galima be batų, matau, įeiti ir į vidų. Šičia nesu tikras, pala, kas yra. Kažkokia šventiklėlė irgi. Pasimelsti, dar kažką čia padaryti. Net reikia batus nusimauti. Viskas gerai dėl batų nusimavimo, bet ne tada, kai šlapia, nes čia žiūriu, kurie nusimavo, tai palieka arba lietaus batus. To biškai nemalonu, turėtų būti lysti jos. Daug spalvotų laiptukų. Gliučina truputį, ne? Gliučina. Glauzos dirba. Dar nepasigėmė šios galvos. Jo. Bent jau skirtingos spalvos lipi. Tai čiučiut smagiau lipti, galvoju, va. Praėjau žalę. Let's go. Jo. Žiūrkės matau. Laksa ten. Didelė skylė viršui. Donation boxas. Belė kokio dydžio. Tik kiški pinigą. Man atrodo, kad čia indų tikėjimas dominuoja. Nežiūriu, kad čia va tos vietos, kur visi indai nueina pasimelst savajam. Man tai jie bjaurus, nes jie visur va, šiek tiek. Jie nesugeba savo šventyklose apsitvarkyti čia, tokiuose vietose. Nu. Jiem viskas pofik. Nu, negali sakyti. Vienintelis geras dalykas indusų tai yra va šventyklos. Sugeba sukurti gražius pastatus. A daugiau? Nėra ką komentuoti. Geras komentaras iš tėčių sako, būtų žemės drebėjimas. Tai kurie atrodo labai vos laikos. Jie čia kristų ir žemyn. Yra pirkti šitus Twin Towers, negi tokius galima nusipirkti. 388, tai apie 100 eurų. Galima aišku ir mažesnį. Yra va šita ta pati statula. Šiaip vat, kas fainai, kad nemokamai čia buvo galima ateiti, nereikėjo susimokėti. Dėduks lipa visus žingsnius. Gerai. Amžius ne problema čia užlipti. Imsi. Oi, čia dar vienas, žiūrėk, mama. Paimk, mama. Taip. Gražiai. Tvarkingai labai tokia. Moka išdarinėt. Viską jis mokat išdarinėt. Numetė visą. Skanus šitas. Žiūrėk, frutas skanus. Žiūrėk, kaip į mano kamerą žiūri. Palės? Ne, nenoriu prie merginų. Nu, žinai, gal paskui gali pulti, ja, ar jar. Na va, jo pamačiau, kad krūtinė praskėtas ir ten sėdi statulėlės. Halkas? Nu gal. Indų kilmės. Indų kilmės alkas gali būti tikrai. Nesam tikri, kur čia galima, nes yra kokios 4 skirtingos lokacijas, kur galima susimokėti ir dar nueiti. Dar pilmas solos, čia kažkoks Magika Snow House. Tai mes šitas neįsim, pamatėm pagrindinę, aš manau, užlipam laiptukais. Ir... Parodyti nuotraukas, ten gal apšviestas, apšvietimais kokiais, žinai, gal. Ai, tai galima pažiūrėti nuotraukas. Olos. Kalbina, žodžiu, įeiti į olas, bet tai... Galima paklausti, aišku, kiek kainuoja. Pajausk -7, Lord Shiva. How much is the ticket? 15 ringgits. It's cold? Yes. Šiaip for fun galim nueiti, pasižiūrėti. So for 20 ringgits? Yes. Nueinam, ne? Ok. Ui. Šaltas bus. Lema, gal reikia užsimest kažką. Gal reikia užsimesti, jo. O tai va, tu sėdėsi. Thank you. Kažkaip tai reikia vietą išnaudoti, jeigu atėjai. Į šaldymo kamerą įėjom ir išeinam.
įsitikinam, kad čia, o, kaip šilta čia dabar. Bet karštą dieną ateiti čia fainai gal, ne? Šiaip karštą dieną ateitų visai gal fainai, ja. Čia tokioj Malaizijai, nu, sakykim, tai čia vaikam tai ypatingai fainai, ten tos ledos skulptūros. Nu jo. Nu, vis tiek jie čia to nemato sniego. Atėjo laikas, pagaliau ilgai dvejojau, nes tiesiog norėdavo šalto kažkokio gėrimo. Tai nuo Tailando, kad išbandyti coconut gėrimą. Tai va, tėtis jau nuvalgė Jau iš to valgų. patį tą gėrimą. Bet tai jis negi jis toks pilnas būna. Vandens. Nuskanus toks. Šiaip gaivus. Pakankamai. Nu, čia saldesnė. Saldesnė, ne? Nu, man irgi atrodo, kad galėtų būti biškiai dar mažiau saldesnis. Ta prasme, aš lyginu su Panamos kokosu. Ten mažiau saldumų. Šitas, matyt, gal jie tokie yra čia. Reklamuoja, pantai. Fantastiškai. Ką? Sveiki atvykę į Kuala Lumpur Chinatowną. Nu, atrodo tiesiog kaip didelis turgus labai. Nežinau kodėl, bet tikėjausi kažko kitą pamatyti. Kai varai Chinatowną, nesitikiu pamatyti turgų. Laikrodžių, tašytės, Gucci, Prada, Smarda. Labai jokingai. Eina indusai, come sir, Rolex, Rolex white, it's $5 Rolex. Jaučiasi tavo neįpykantą indam. Žiauriai. Nemėgstu šių. Aš pažadu, mes nerasistai. Tiesiog mes nesutikom normalių indų. Biški džiunglių, biški namų, biški Chinatowno. Fainai, kad nustojo lyt. Bet nėra gaivų. Ta prasme, vis tiek jaučiasi, kad dušnekas bele koks. Ir su tėčiu kalbėjom, kad Malaizijoje nėra malaziečių. Miksiukas toksai. Atvarai į Malaiziją tokį asortį pamatyti žmonių. Jo, susirinkę vat indai, čia kiniečių yra, ir musulmonų truputį, dar kažko. Ir patys malaiziečiai tokie, turbūt gali juos vadinti, bet atrodo, kad jie tiesiog iš kitų tautų subėgia. Bet jos turėtų bijoti žmonių, ne? Nes jeigu taip eičiau, tai jos įsilakstytų visos. Tiek daug jų. Dar niekad nebuvau, kur tiek daug žiurkių yra. Nu na. Žiūrėk, susilipo, kur visas pusės tiesiog. Šitą gatvelę man primena Indiją. Nu na. Šiaip jos tokios draugiškas atrodo, bet čia jų chata jaučiu viršui. Nu. Akaunė žiūrkių miestas, ne? Šitoj vietai turime labai didelę mečetę. Nacionalinė Malaizijos mečetė. Nacionalinė Malaizijos mečetė. Bet tikrai labai plotas, didelis. Atrodo tokia didelė. Atrodo tokia kaip viso islamo tikėjimo žmonių ambasada kokia šitas pastatas. Nu, mes jau autobusų stoty, Kuala Lumpur, TBS-e. Taip confusing, čia tiek daug yra aukšto, tiek autobusam vietos, kur pasiparkuot dar kažkaip. Einam ieškoti, kur pasimti bilietus atsispausdinti ir sužinoti, kur tiksliai reikės eiti. Vakar šiaip matėm, kai žiūrėjom, kad galvojom gal kapsulės ir kontentui fainai visą kitą, bet tas kapsulės, viena kapsulė realiai 20 eurų. Tai mes tiek sumokėjom hotelį 20. Normali kaina Indijoj, tam Indijoj. Man Japonijoj aš mokėjau, man atrodo, 25 gal tada atsimenu. Tai šiaip jeigu ilgą laukimą turi, tai fainai, bet jeigu naktį miegot praleisti, tai, nu, tai irgi galima. Čia gyvena gal kažkas. Va. Nu va, tokios kapsulytės. Kai joje miegojau, tai klausimas buvo, ar nebaisu, ne klaustrofobija. Iš tikrųjų gaivu, kondišnas gerai veikia, oras gaivus ir pakankamai gerai įsimiegojau. It was open before. No, please. Sorry, we just wanted to see. Sorry. They're sleeping. Okay, sorry. Visas food courtas ir visur tik tai kešas. Myliu, kai kortelė nėra pasirinkę. Bandau, kifėsą gal? KFC? Kaip tu vadini? Kifės. Kifės. Kifisi. KFC. Kifės. Kifės. Čia tiek daug yra maisto įstaigų, bet visur atrodo maistas toks pats. Atrodo, kad niekur nėra salotų, tiesiog norėtis. Ne tik maistų nerandam, pasiėmėm prastas linijas autobuso, nes buvo palankesnis laikas. Įvertinta 2 iš 5 žvaigždučių. Visos kitos ten, kur važiavam, buvo 4 panašiai. Sakom, surizikuosim, vis tiek neriskai. Nu, tipo, gal nebus tu blogai, ne? Padėlėjai jau valandą. Paryčiai. Taip parašytėm. Tinka? Kam? Jau išsiunčiau. Tėtis parašo
Nu tai ne veltui jūsų kompanija yra vertinta prastai, kas dar mūsų laukia ruoš. Su jumis keliaujant. Kažkokią Mary Brown pasiėmėm, galvojau pasimsim kibirėlį su 9 vištienos gabaliukais. Galvojau bus vištienos gabaliukai, žinot, kaip pats būna vištienos gabaliukai, tai jie mažiukai. Matau, kad dydžio vištienos gabalai. Susipažinom dar su serbu, kuris Muay Thai mušosi. Sakė, labai korumpuota šalis Malaizija. Ir sakė, nėra žmonių, kurie čia būtų iš Malaizijos. Visi yra miksiukas. Kaip mes išnekėjom prieš tai su tėčiu jaunam epizode. Ir korumpuota šalis labai tai papasakojo. Sakė, žiauriai. Sakė, už nieką pinigus tavęs prašo. Jeigu su geresnė mašina važiuoja, sakė, sustoja ir jeigu neranda prie ko prisikabinti, pinigų paprašo. Turi mokėti, sakė. Vėluoja mūsų autobusas. Linkėjimai visai Lietuvai, draugam. Mūsų autobusas vėluoja 1:15 ir net nerodo lenteliai. Labai smagiai mes laukiam. Paklausėm moteris, čia buvo viena. Tai sako, ar tik bus 10 kem 5? Jau 20 minučių kaip nėra 10 kem 5. Jau 11 virš. Ir sąraše nebėra mūsų autobuso. Čia tiesiog nuoširdus patarimas Šaika, kad įvertinimai matters. Ir nesvarbu, kad galvoja, kad viskas bus gerai, bet žinokit, jeigu jis turi prastą įvertinimą, kad galimai yra priežastis, kodėl jis turi prastą įvertinimą. Šitas tipo, ne? Singapore. Yeah, this was going to Singapore. It's the one that Billion Express was supposed to be. Okay. No shitas, yeah. Is this second or first? Oh, you mean your seat number? Yeah. Random, you take any empty seat. Any seats? Okay. Alibaba autobuse, valanda kem 5 realiai. Užtrukom, kol čia atsiradom, bet atsiradom. Šiaip ne taip. Kiek norit tą Singapūrą? The bus AU 599. The bus had Alibaba on it. Oh yeah. That's the one? Išvažiavom 11, galvodami, ne? Atrodo važiuoti 4 valandas. Nu, tai tipo su 3:40. Tai galvojom, užmesim su autobusu 4:30 kokios. Už 10 minučių bus 6 ryto. 11. 11. Iš viešbučio čekautas. Iš brangaus vietų. Visi kokios kainos didelės visur Singapūre. Tipo, iki 40 eurų, tai tu Singapūre gausi kapsulį permiegot. Arba 50 arba hostelę, aišku, su 8 dormitoriais. Viešbutį už 70. O antrą naktį viešbutis 114, nu tai po 57 eurus. Spūga čia masė žmonių eina per tą sieną į Singapūrą. Kas visai Tiek autobusų, tiek lengvų mašinų, 4 eilės užžėlė. Aš nesu matęs tiek žmonių, nuoširdžiai. Kaip belia kokio dydžio oro uoste, ten tų žmonių ten masė. Ir kitas dalykas, pradingo draugas, nepalaukėm mes jo prie sienos, kur su pasais praėjom, nebėra. Nežinom, kur draugas. Gal net nepraleido jo prie sieną, nežinau. Tasai, kur Muay Thai. Mes nuo pats statės kažkaip. Jis kadangi rusiškai kalba. Tai su tėvuku bendravo. Nes Malaizijoje kinietiškai susikalba, bet angliškai nemoka. Tai mes jam ten padėjom, bet... Po to jis buvo su mumis. Dabar nėra su mumis. Jis taip ir neatėjo į autobusą. O dabar nuo Malaizijos sienos iki Singapūro sienos dar važiavom nemažai. Dabar eisim tik per sieną, bet draugo nebėra. Nu ką, viskas. Singapūras. Sveikinu pasiekus. Baing. Tai atvažiavom 7 ryto, išvažiavom 11 vakarą, 7 ryto mes jau čia. Aš jau matau, kaip čia brangu yra, nes jau, kaip sakiau apie hoteliai, taksas yra 8 km, 10 eurų. Pakilo kainos iš visur, kur buvom. Mes už hotelį nebuvom brangiau mokėję, negu gal vienas kitas kartas buvo, kada ten kokia beveik arti 40, bet šiaip pagrindinis laikas buvo tarp 20 ir 30 eurų. Taksai buvo brangus ir Tailandė, sakykim, tai aš įsivaizduoju, kad čia gal panašiai bus. Bet keliausim iki viešbučio. Paklausim, gal galima late check-outą pasidaryti. Good morning. We are so late. We just came in from Malaysia and we have a reservation for the night, but I was wondering if it's possible to have a late checkout a bit, no? For late checkout, I can only give you until 11:30. That's the only thing I can give. So It seems you didn't show up at the property. just wait for a moment. I need to call someone. Okay.
No, sir. Because you haven't arrived by 6 a.m. So right now we can let you check in, but still the same checkout time is 11 a.m. Yeah. Can I get 2 passport, please, and the deposit $50 by cash, which will be refunded when you check out? By cash. Yes, correct. Mes Do you turim have any cashą? other currency? Can you? Sumokė 7 eurų. Ant depozit. No. Thank you. Nes jie, nu kažkaip labai singapūriškai čia viskas. Nu. Jeigu vėliau negu 11:30, tai jau bus papildomai mokestis. jo, jau tą 100 eurų jinai pasiliks savo. Oi, koksai. Glaustai, taip sakyčiau, už 7 euriukų. Vienutė, be lango. Kaip Japonijai. Be lango vienutė tokia. Nu ką, guys, 7:06 turim 3 valandas. O tai... Aitana. Galvoju, kaip čia dušas telpa. Eina savo. Dušas realiai jau. Va. Šičia. Nu gerai. Fu, kaip batai smirda. Gal į koridorių galima išnešti. Kaip gali? Čia. Nu kas, po truputį judamės link mūsų kito hotelio. Va čia rajonukas yra maisto, tai ieškom pusartainių. Čia yra žinomas pastatas Sultano Mosk. Irgi vidury va šito miestelio tokio, kur vaikštam dabar. Mečetė. Mečetė, didelė mečetė. Irgi didelė teritorija. Bet overall šiaip fainus gatvelės šis praeit. Čia net neturi šitą vietą jokio pavadinimo, bet fancy turgus. Tik žinau, kad maistas bus greičiausiai brangus, nes matau reklamuoja kai kur pietus tik nuo $15. Tomato, huh? Spicy, no spicy also can. Soup or no soup. Very nice. Good. Okay. So we put anything inside, yeah? Nežinau, ką dėtis. Salutus noriu. Lapų pavalgyt beškį. Navadėja, kas čia? Soja bus. Soja? You make them? Yes. Okay. No spicy. No spicy tomato. Okay, you mean this will become this? Yes. Okay. Okay. You accept card, yes? You accept card? Card payment. Yes. Yes. Good. Nu va, draugai. Iš mano išsirinktų produktų va, kas gavos. Įdomesnis rinkinukas. Va, pas tą fainai padarė nešribą. Kalbėjom su taksistu iš pačio ryto, tai jo, čia žmonės yra, kurie gyvena Malaizijai ir kiekvieną mielą dieną jie per sieną kerta čia ir varo dirbti. Mes jau atkreipėm dėmesį, kad matėm seselės ten turbūt. Salatai, sesutės, aš taip galvoju. Sesutės kokios ten 8 varė, nu ir šiaip kitėm belekiek žmonių. Tai sakė, kad jo, žiauriai taip apsimoka, kurie atvaro iš Malaizijos kiekvieną dieną dirbti per sieną. Pagalvojus, plemo, koks susiknisimas, tipo per sieną kiekvieną dieną eiti. Nu jo, nes labai didelė masė žmonių eina iš tikrųjų. Bet, nu, pakankamai greitai praėjom tą visą. Bet jie šiaip pakankamai greitai praeina, nes jie QR kodus turi, jiem nereikia jokių pasų rodyti, jie eina taip, ten viens po kitą, pip, 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 greitai labai ten. Ir žiūrėjau, kad užsieniečiam tai irgi prasideda maždaug nuo 2200 atlyginimai. Singapūre, nežinau, kodėl taip išskyrė, kad būtent užsieniečiam nėra mažas algos, šiaip lyginant tikrai. Kainos šiaip atrodo panašiai kaip Vilniui, nes Vilniui irgi realiai naktį pernakvot viešbutį, nu tai galvoju apie 50-60 eurų. Nuo. Kol kas kiniečių daugiausiai mačiau, Indų nelabai dar mačiau. Bet atrodo, kad irgi miksiukas paimtas iš pasaulio, iš Azijos šalių. Už tą hotelis pažiūrėkit. Buvom koks vaizdas, bet tai didelis langas. Čia atsikeli ir praktiškai lieti orą. Toks tamsintas truputį jaučiasi. Audra ten pareina. Ir labai jaučia. Tai labai tas fainai. Žinau, kad už lango labai karšta, dabar 32 laipsniai. A čia gerai. Mes laukime, dabar varysime į Vakaronę. Dar nežinom, kas ten bus. Visiškai neįsivaizduoju. Bet kažkas lietuviško. Tėčio draugas vienas gyvena Singapūre, tai mus pakvietė į ten. Mes iškeliavom iš Malaizijos, tai verta kaip visą laiką atsakyti kelis klausimus apie Malaiziją pačią. Visų pirma, tai ar gyventi negyvenčiau ten. Man pasirodė, gal truputį nėra ką veikti ir nežinau, kiek man patinka tas
kad nėra local žmonių visas miksas tik tai. Jeigu taip keliauti, tai manau savaitę per akis yra Malaizijai. Matai, buvom tik tai 2 miestuose. Taip. Tai sakau, jeigu atostogų, tai reikėtų važiuoti kažkur paplūdimiai salose, ne, nu, pasižiūrėti. Dabar ta šalis apie nieką tokia. Man atrodo, kad jis ne apie miestą. Reikia ten gal patripinti su motorada ar kokią ar mašiną. Šiaip tvarkinga, gražu, iš tikrųjų maistas geras, neįkyrų žmonės, nes daugiau gal musulmonų tikėjimo jie visi, ne, yra. Islamo, jo, nu tai musulmonai. Viskas sklandžiai labai iš tikrųjų. Ir tokie jie šypsosi, ką žinau, restorane, jie ten ir pakalbina tave ir... Jo, fain. Jo, viskas neblogai. Jie neturi savo maisto, žinai, viskas iš visur. Jo, kaip ir čia Singapūrė, bet apie Singapūrą dar pašnekėsim po Singapūro. Kainos neblogos, nepasirodė, galvoju, labai viskas brangiai. Žemyn važiuojant kyla. Tailandas jau brangiau, Malaizija dar brangiau. Išleidom iš viso 357 eurus. Brangiausiai buvo, dabar galvoju, netgi, vakarienė buvo brangi, viešbutis 3-6, pietus už kem 7 valgiam. Nežinau, jeigu taip kas patiko man turbūt gamta Malaizijos, patiko gal, kad nėra visą laiką karšta, kad palyja, bet ir to pačiu, kai lyja, tai nelabai ką nuveiksi. Kiek bendravom su kiniečiais, jie tokie malonūs žmonės, man taip patiko. Tie kinetukai visi, kur čia suvažiavę, nežinau, kažkaip labai gerą vaibą man perdavė kinetukai visi. Nu, jie tokie angliškai kalbantis, bendraujantis, gyventojai gal ne ta šalis, bet pasižiūrėt, dar kažkur pavažinėt, gal būtų įdomu iš tikrųjų Malaizijai. Kas nepatiko, priklauso kur ėjai, bent jau kadangi mes buvome miestuose, tai atsakau, netrodo, kad daug veiklų yra. Aišku, tie keivai pasirodė, įdomu, kur nuvažiuoti. Reikėtų gal ten, pavyzdžiui, Georgetown salo į kitą pusę nuvažiuoti, gal ten būtume pamatę ir į pačią gamtą, bet daugiau miestuose. Kas fainai, kad vakare išeini į miestą ir žmonių daug, iš tikrųjų, visi ten taip, čilina, kažką veikia parkuose. Ta prasme, toks gyvenimas vyksta kažkoks, bet visur tvarka tokia, nei purvina, nei šiukšlių jie ten palieka po savim. Tas labai smagu pasižiūrėti, iš tikrųjų, fainai. Mūsų taksas bus už 3 minučių. Važiuojam. Nepatikėsit, važiavam su fainu taksistu. Indusu. Ne, fainai, bet užaugęs visą gyvenimą, 70 metų čia pragyvenęs. Pasakoja viską pakely. Atvarėm dabar į Fullerton jau Bay Hotel, tai ateisim čia į vidų, bet vaizdelis koksai vietiniai, tai čia pripratę prie tokio vaizdo, bet šiaip fainai, čia gražu, aišku. Visas miestas, bet kaip tvarkingas, gražus, švarus. European food and drink experience. Sveiki. Labas. Sveiki, malonu, Lukas. Ačiū labai. Mes matėmės ant kalno kažkur. Jo, matytas veidas, matau. Per kur? Per Afganistaną? Jo. Per Afganistaną? Taip. Ten labai fainai. Čia mano sūnus Algirdas, nežinau. Malonu. Lukas. Labiausiai patiko mums Afganistanas. Paliko joms belė kokią. Darius ambasadorius. Malonu. Lukas. Sakiau, keliauninkai taip per Afganistaną važiavo. Per Afganistaną? O, labai gerai. Jie kovo 9 išvažiavo ir dabar va čia. Lietuvoje tik Geris, matau, bando į užsienį irgi, žiūrėk, eiti. Pasivadino Geris Goody. Žodžiu, tai kas čia vyksta? Tai čia vyksta Europos paroda tokia maisto, kur suveža produktus įvairius. Tai va čia yra būtent lietuvių stendas, kur suveža produktus ir parodyti, pateistinti visiems žmonėm. Prieš kurį laiką, čia jau 4. kartą sakė daro, prieš kurį laiką buvo tik lietuviai darė, lenkai, man atrodo, ir vengrai, ne? O dabar jau daugiau Europos šalių suvažiuoja. Bet matau Lietuva paėmus centriuką, tokį gerą spotą čia. Įvairiausių produktų parodė dabar. Turime oho čipsiukų. Kas nais? Šičia tai panašu, kad čia būtų Baby, ne? Jo, happier mom, happier baby. Ir visokių prieskonių paėmė, matau, kremukų. Kremukų tai maistui. Tuno yra, kietojo sūrio su česnakais. Sakė labai įdomi, sakė, kad šaltibarščius gamins, tik sako, viešbutis čia gamins, tai nežino, kaip galiausiai pasigamins jos. Aš pusę tų produktų galvoju net nematęs Lietuvoje. Lietuvoje pink soup, quick soup, greiti šaltibarščiai. Ko reikia, tai kefyro, airanas tinka arba jogurtas. Truputį ne savo vietą jaučiamės, aš bent jau. Su šartukais ir iš Afganistano šlepetėm. Visi čia apsirengę kostiumais, tai... Reikia jaustis savimi gal. Jo, čia žinai. Reikia nusiteikti. Ne specialiai mes tą šventę atvažiavom, ne? Ne. Mes čia mus pakvietė, gavom vipinės vietas. Embassy of Lithuania. Jo. Atsiklausiau, kad mes su drabužiais tokiais atvažiuosim turistiniais, sakė, viskas gerai.
Tai viskas gerai. Man tai sako, žinai, kam tas skylė lėkštės? Sakau, ką žinau. Sako, pirštą laikyt. Galvau, nykštys tai dar laikai. Nu, tai kad lėktė tai patogiai laikytis ten taip. Aha. O iš tikro? Nu, valgai savo atsigeri. Nu, irgi karvutės, vafliukai. Visko paragauti. Bet tai karvutės ir lietuviai yra, ar ne? Šiaip anksčiau gamino, bet paskui, man atrodo, dabar likę Latvijai gamina ir Lenkai. Nu, tokie pagrindiniai jau, žinai. Jo. Latvijai, man atrodo, gal viena iš skaniausių. Bet bloga mintis ateit, kai valgyt nori. Atrodo, visus skaniukus galėtum suvalgyti. Kaip smagu matyti daug europiečių. Iš tikrųjų, mes jau, žinai, biškai pripratom prie tų visų Azijos žmonių. Dabar čia vienoje vietoje, ta prasme, daug čia... Nu, matas baltodžiai. Keista buvo girdėti, kad lietuviškai šneka kažkas. Nu, mes susirinkam visus desertus iš čia. Desertai. Nu, ne tik desertai čia. Pažiūrėk, kas parašyta. Pink soup, Lithuania, beetroot, potato wedges, Belgium, dill. Nice. Tai... Thank you. Lietuviško šaltibarščio. Kas jau pradėjo. Čia pagamino Singapūre restorane. Būtent šiai parodai. Skonu. Labai gerai. Pasilgom Lietuvos jau. And... Of course. I got it. Big smiles, everybody, and cheese. Got it. Thank you, my dear friend. Yeah, of course. If you want, I can take a picture. You can take, sure. Why not? Thank you. All good, no worries. Čia įžanga į parodą. Klausiau, tai ir dalyvaus šitas visas stalas, ta prasme, lietuvių, žinai, ne, sakė, tik pergalė dalyvaus. Todėl, kad jau ten turi įsipirkti gamintojas vietą. Jo, sumokėt pinigus. Jo, kadangi, sakė, labai brangios vietos, tai niekas nelabai nori. Jo. Į Azijos tą rinką lysti, nu, matyt, sunku gal, žinai, gal labai. Tai, sakė, pergalė bus, sakė, o daugiau tai nelabai. Ką, žinau, faini, mėly žmonės, ypač lietuviai, su kuriais bendravom dabar, tai labai smagiai pasikalbėjom, tikrai nuoširdus. Lenkijos stendais pabendravom, keliais irgi, tai labai fainai iš tikrųjų. Nori gal tu dar vieną palinkėjimą pasakyti? Ką reikia pasakyti? Palinkėjimą kam nors. Palinkėjimą kam? O palinkėjimas yra lietuviam. Tai linkiu lietuviams Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, ir visame pasaulyje visada būti linksmiems, pozityviems, nes pozityvumo šiais laikais labai trūksta, ir įkvėpti visus kitus savo gerais darbais ir motyvacija. Va tai va, prašau. Čia yra žmogus, kuris pasirodo šitas etiketės deda ant produktų, kad būtų patvirtinta Europos Sąjungoje. Ne Europos Sąjungoje, o kad pasaulyje europietišką maistą leistų, kas čia yra saugoma geografinė nuoroda. Va, čia yra toks žmogus. Congratulate for your trip. Thank you. The hardest part was going from Azerbaijan to Kazakhstan. Yeah. Because the ship, it had no time when to leave. So we waited for 20 hours and then we waited for 5 more hours until the ship left the ferry. Because it's not like a ferry for people, it's a ferry for trucks. Yes. And so that's the only way to get to Kazakhstan without going through Russia. So how was the route? So from Lithuania you came through. Down to Poland and then from Thailand all the way down here. Congratulate. Yeah, thank You you. both are right. This is your father? This is my father, yeah. My father, you yeah. are 20, 21? 27. 27. Yeah, I'm sorry, I'm old. Sorry. No, It's okay. The face is very young. Yeah. I know. And what you are studying or you are working? What you are doing? Basically, I'm doing YouTube. Only videos. I do videos and that's it. Good. Yeah, that's good. Yeah, we stopped at places for like a day or two. Sometimes we had to stay for 4 or 5 because we had to wait for visas or So stuff. how long have you been taken? A month and 10 days. A month and 10 days. Yeah. So it's pretty quick. What about the return? We're flying back home on 22nd. So after tomorrow. What a wonderful trip. Amazing. I never heard of this story before. Oh yeah, because we didn't tell anybody. You do the laundry by yourselves? Yeah. Which places? Yeah. Sometimes the hotel offers the laundry, so we pay something and they do laundry. And then Okay, but do you have 1 underwear or 4 underwear? Oh, 4 underwears. You cannot wear 30 underwears. yeah, no, 4 underwear was enough.
But we had a lot of socks, like 15 pairs of socks. You will tell this story even to your grandchildren. I don't have to tell that because we're filming everything, so I'm just gonna show them Let me experience. shake your hand. Of course, yeah, thank you. Nice to meet you as well. My pleasure. My pleasure as well. It was my really pleasure. Yeah, no worries. Enjoy your evening, sir. And enjoy your being home. Thank you. This is us. Lithuania. Lituanija. Singapūro hotelis, prabangus, didelis, triaukštis, tristovis tiksliau. O čia tik to, ką filmuoja kažkokį, matosi. Šitą visą salą pasisakė, tėtis padaryta yra ant smėlio. Realiai čia nieko nebuvo. Supylė smėlį, atvežė iš karjero kažkokio, supylė ir pastatė tokį pastatėlį. Hotelis, kuriame mes buvom, tai yra priešais, va šitoj vietoj. Nu, čia galvoju Singapūre, dar sunku pasakyti, bet man atrodo, tokios iki 5 dienų turėtų užtekti. Singapūre apsilankyti, pamatyti viską. Jeigu būčiau benamis, tikrai va čia miegoti visai gražus vaizdas būtų. Nu, bet jo, realiai. Pasako mum lietuviai, kad sako, ne taip čia lengva, čia gauti leidimą gyventi nėra taip paprasta. Tiek tos pačios mašinas ir sako, leidimas, kad mašiną turėti ir galėti vairuoti, tai kainuoja praktiškai tiek pat, kiek mašina. Čia, kad tą permitą gauti, tai panašiai kaip Amerikai, kai vos nežalia kortą laimėti, tai būna pasiseka, būna nepasiseka, būna, kurie bando 20 kartų. Kitiem iš 3 pavyksta. Plamai, jiems nesvarbu, kad tu europietis ar ten kažkas. Jie labiau priims, kaip sakė, kinietį gal, ne, kažkuris tai, kuris produktyvus labiau. Nes jeigu tu europietis, tai gal tu nusipirksi tik tai būstą šiaip, po faną, ne? O jie nori, kad tu turėtum ir tu gyventum čia, ir tu dirbtum čia, ir, žodžiu, mokėtum mokesčius čia. Lemai, pastatai taip belia kaip dideli. O čia kaip įdomiai. Čia iš viršaus laša nulaštas vanduo. Ir po to į šitą rutulį, ten į centriuką, kuris nelygiai labai atrodo, ir į baseiniuką pačioj. Sau koks didelis pastatas, man net baisu pagalvot. Kam tokia daryti erdvę, sako. O čia dar upelis apačioj. Aš manau, kad čia plaukimo takas, jeigu norėtum ruoštis varžybom kokiam. Ai, šitam. Jo, normaliai. Prekybos centriukas, šaika. Puš. Tėtis galvoja, išlaužė duris, gal geriau bus. Čia jau gal nieko Singapūrė, bet žiūrėk. Tailandė, Malaizijai, man atrodo, visur duris vidų atsidaro. Kad čia net kaip buvo dėmesio, žinok. Kad žmonės bėgdami, pavyzdžiui, gaisro atveju, jie galėtų visi išbėgti lengvai. O ne tai, kad, žinai, užspaus ir durų negalės daryti. Jo, o pas jos visur, kročia, atsidaro duris į vidų. Taip, kiek čia naktelė. Ai, tai bairiukas, žinok, pigiau negu kitoj pusėj. 700 eurų nakčiai. Ne, mes einam su tėčiu ir diskutuojam, man kiek užbukinta kambarių. Metas, kur šviečia, sakom, gal kažkur pusę kambarių užbukinta. Bet tai tu jokauji, čia reikia visą šitą visą dydžio patalpą reikia air condicionuot. Na čia. Ir va ten va matosi visur kambariai yra hotelė. Vienas įspūdingesnių hotelių tikrai, kuriuos mačiau. Tik toką daro. Pavyko? Jo, gal. Taip dar reikėjo eiti. Neapsikakok. Infinity Pool, number floor 57. Ausis pigulė. Jau? Man dar kažkaip. O čia mes viešbutį 3 aukštą taip nepakylam greitai. Kažkada buvau Amerikos ir kokiam ten blemba. Iki 3 aukštą atsimenu. Ten, kur grotos susidaro dar. Oho, blemba labai aukštai. Žinokit, nemeluoja man biškį nejauku net. Nu jo. Biškį kojas, tai kažkaip tai dirba. Telefoną nepamesti. Blemba, žinok, jeigu man reikėtų čia dirbti, tai nenorėčiau. Tikrai. Tu pagalvoji, kad čia papučia nieko. Nėra pastato. Mes ore. Ne, man atrodo, galima ir saugiau gyventi šitam gyvenime. Aš net, prasme, čia net ne piniguose esmė, kad 700 eurų už kambarį, aš nenorėčiau čia būti. Čia visi baseinai, turbūt į tą pusę yra. Ai, čia paprasti negali žmonės jau čia eiti. Entry to Infinity Pool. Jo, čia tik tai tie, kas susimokėja 700 eurų. Matėm Mariną Bay iš viršaus. Jo. Truko minutę laiko.
Neypatingai. Gaila, kad negalima. Norėtųsi pasivaikščioti po visą, žinai. Jo, visą čia. Man tik labai keista, kad nei vieno žmogaus nėra. Tose nulis. Yra čia stovintis metro, kuris viskas. Rašo train service ended. Čia rašo platform closed. 2016. Nu gal apačioj bent veiks. Toks miestas ir naktį metro net neveikia, nejuokink. Mūsų neleistų, metro. Žiūrėk, yra žmogus. Yay! Woohoo! Yeah, but you will have to buy a new car in 2 years. Yes. But Singapore transport is very convenient, sir. No problem. Okay, thank you very much, sir. Around this corner. Can go to the left, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you. Pasakojo, kaip gali vairuoti mašinas senesnės negu 10 metų. Na, bet, pavyzdžiui, šitą mašiną tai tikrai senesnė negu 10 metų. Gal negalima 10 metų šiaip vairuoti kokias mašinas, kurią nusipirki. Sakau, o tai kas būna po 10 metų? Tai arba į sąvartyną mašiną eksportuoja į kitą šalį, kur nors, jeigu gera kondicija mašinos. Bet sakė, mes su kuo dabar važiavam? Kokia čia mašina buvo, su kuria važiavam? Hyundai. Su Hyundai važiavam. Jis sakė, prieš 8 metus už ją mokėjo 250 000 Singapūro pinigų. Tai čia apie 100 000 eurų. Normaliai lietuvių čia biškį Singapūrė padavė. Ta prasme... Belia kaip stiprus. Kol kas kiekvieną dieną, kol čia esam, to lyja pas mus. Jo. Panašiai kaip Sankranė jaučiuosi. Singapore Botanic Gardens. Didelis parkas tiesiog čia, man atrodo. Su dviračiu negalima važinėti, nors kelias tai labai fainas. Atrodo, kaip tik smagu būtų su dviračiu pravažiuoti. Botanikos sodas šiaip visai fainas pasivaikščiot, kad čia būtų kažkas wow, special, tai gal nėra. Bet gražu, ramu. Jeigu saulė kepintų, gal būtų biškai karšta čia vaikščiot. Labai daug žmonių tvarko aplinkui, tai prižiūrima aplinka. O šitas parkas šiaip belia kokia dydžia, aš kiek mačiau. Boveriukas. Ema, koks tai lengvas. Net šakelė nenusvirstų nuo tavęs. Tai va rekomendacija, jeigu būsit botanikos sode, labai brangus, bet labai geri ledai. Už 6,9 pinigų, tai čia 4,5 eurų, bet yra, jie padaryti šerbetas. Ir aš pirmai valgiau vatos arbūzą su kiviu, tai labai skanus buvo ir tai tikras kivis yra. Nėra, kad čia tipo sufeikinta. No, tai kokosas mango. Kokosas mango, pažiūrėsi, paragausit. Momolato. Yra dar brangesni čia, išpizdėjus ledai. Tu kaip tavo botanikos sodas? Labai gražus, labai fainai. Ta prasme, čia tikrai verta atvažiuoti, pasivaikščioti. Į orchidėjų sodą įeiti kainuoja 15 pinigų. 10 eurų. Jo, bet, ne visos orchidėjos žydi, bet labai daug žydi ir labai gražu. Man patiko orchidėjos, man patinka kaip gėlės tos ir pamatyti labai įdomu. Kaip ledai? Nuostabus. Rimtai? Dar to. Skanus, ta prasme. Tikra manga. Jo. Tikros sultis manga. Kaip nesustabdysi tokio? Greitai grįžtų. Yellow. Yes, yellow. You said yellow. Never mind. Yellow. Hello? Okay, can you see the fruit? What is the color of the fruit? Yes, what is the color of the fruit? Pamokos apie vaisius ir medžius ir gėlytės. Fainai. Susirinkę, atrodo, klasę. Su lietpaltukais visai ir klausosi mokytojas, ką pasaka apie medį ir jo gėlytės. Čia pačiam centriuke dabar esam. Čia tarp dangoraižių maisto visas centras yra. Tas skaitosi geriausias street foodas yra Singapūre, kur gali paragauti visokios dietiško maisto. Vien tik dangoraižiai ir per vidurį toksai vienas maisto centriukas. Kad nueiti Lietuvos ambasadą reikėjo praeiti pro Rolexo parduotuvę, pro iš raidės kažkokią laikrodžių prabangių parduotuvę.
prieiti prie receptiono, pasakyti, kad mes į ambasadą, sako pas ką, pasakai pas ką, kelintas aukštas, kiek laiko būsi, pusvalandį, sakau. Ir nusintė mus į 10 aukštą liftą. Prašau. Lietuvos Respublikos ambasada. Pro 15 securities reikia praeit. Čia laukiamasis, ne? Turistai. Labai dar kartą. Tai va, grįžtant prie istorijos apie kiek kainuoja turėti automobilį, kad čia važinėti Singapūrė. Tai visų pirma, tai tu pirki mašiną. Tai sakykime, jeigu tavo mašina kainuoja 20 000 kokių, ar Singapūro pinigų, ar eurų, nesvarbu, maždaug muitas kainuoja dar 100%, tai prisidės tą patį kainą. Tai susimokė 20 000 už mašiną, susimokė 20 000 patį muitą, kad Singapūrė ta mašina čia būtų. Tada yra tokia kaip loterijos dalykas, kur yra kažkoks skaičius, kiek gali iš viso važinėti mašinų visame mieste. Irgi dar pavyzdys, sakykime, yra 1 milijonas tas skaičius. Tai tu tada žaidi tą loteriją, kad gauti numerius mašinai, kad galėtum važiuoti ir kad tik patekti, ar apskritai, kad dalyvauti, ar jeigu laimi, turi susimokėti? Jeigu laimi, turi susimokėti. Jeigu laimi tą loteriją, turi susimokėti 100 000 Singapūro pinigų, tai čia yra apie 60 000. Tai, kad loterija čia aukcionas, nupidinė, kas daugiau sumoka, tas gauna. Aukciono būdu. Aukciono būdu. Tai 100 000 yra toksai... Dabar šiandien dieną maždaug kokią kainą, paskutiniai numeriai tokią kainą eina. Viešai internete yra skelbiami tie skaičiai. Na, 100 000 yra tiesiog aukciono kaina, tokia, kad galėtum važinėti čia mašiną. Tai čia... Bėra kokią prabangą šiek turėtų automobilį. Bent jau atrodo tai. Kinietiškos anties taste test. Skani. Antytė gera. Jau Indijos PTSD, matai, va tokius, žinai, kad čia Indijos dalykai yra. Va, Chinatown Street Market šalia. Ir prie pat Mini Indija, ar kaip be pavadinsi. Sveiki, draugai, mes atėjome dabar į labai išrekomenduotą lietuvės vakar Rolanai linkėjimai restoraną, vadinasi KEK Seafood, tai čia šiaip jūros gėrybės. Mums ką rekomendavo išbandyti, tai Signature Moonlight Orphan, tai su seafoodu. Ir mums rekomendavo išbandyti, čia, dėl šito ir važiavom realiai, kavoje išmirkyti kiaulienos šonkauliukai. Užuodžiu bišį kavos, jo. Toksai roasted latte su karamelė. Aš tai ne, aš sakyčiau, gal kai būna tirpi kava. Pasidarai, tai yra tas papas tirpios kavos. Skanas. Jo, toksai atrodo, kad karamelizuoti ir su kažkokio kavos prieskoniu šonkauliuką. Bet tai čia ne šonkauliukai, čia mėsytė tiesiog, ne? Užskaitai? Jo. Kiek iš kiek? Palabiškai gal. Palauks. Įsijaučiam. Kiek iš kiek? Praeitais metais Michelino žvaigždę pasirodo turi šitas. Šitie su plasmasiniais staliukais. Su plasmasiniais staliukais, rimtai realiai, jo. Su kėdė plasmasiniais. Šiaip atrodo toks labai simple viskas, ne? Jo, lauko užeiga tokia. Kai būna šeimos restoranai, tokie masiniam pavalgymui, bet maistas tai, ką žinau, tiek žmonių ateina, reiškia, čia viskas gerai yra. Tai kaip pala, kiek vertini? 8 dabar kokie gal. 8? Jo. Aš irgi turbūt 8 toks. Už tą gal tą seafoodą nusileisčiau netgi iki, nežinau, 6 gal tas man. Nu tas jo toks man paprastesnis. O šitas toksai paragavimui, bet jis nepavalgymui, jis blemba, užsikimšti jo nereikia. Jo, jis labai, ir saldus šiaip tikrai. Jo, jis saldus kaip desertas, desertinė mėsa. Kad paragauti, tai, sakykim, įvertintų gali 9, bet jeigu valgy, tai, sakyčiau, nenori tokio valgyti. Jo, suprantu, ką sakai. Nu, varyk. Šiaip gerai. Labai slidžiai. Please mind the platform gap. Metro negalima durianų, nes smirda. Negalima turėti degių dalykų, rūkyti, štukytą būdą, nes dūmina. Ir valgyti arba gerti. Šitas tai kosmosas. $500 bauda. Įsitraukiu kokį sausainiuko ir... Ai, būtent McDonald's tai, ne? Burgerių žodžiu. 93 metais jau va taip atrodė šita sala. 92 nebuvo tiek žalia.
8-8 iš vis žalia nėra, 8-4 tuščia praktiškai, vienas kelias eina tik tai, 8-3 nesiskiria, 7-6 net nebuvo, žinokit, čia nieko. Va, tai štaip iš nieko padarė šitą salioną. O dabar einam į medžių pasirodymą. Medžiai vaidins. Jau šitas video, kai išeis, tai jau bus praėjęs Imantas gimtadienis, bet visą dieną šiandien tampausiu jos gimtadienio dovaną. Nupirkau tokį pakabuką. Baltą auksą, nes auksinių nemėgsta jinai. Jį galima 6 būdais, ar net 8 skirtingai nešioti, toks labai įdomus. Jei norės, Imantė pati parodys Instagrame. O jeigu nerodys, tai nerodys. Nu, va čia jau daug žmonių. Čia jau nemetro, kad pustuštis būtų. Oho. Jie tik iki siaurakių. Tai taip, reikia pasikelti vieną iš tų medžių ir taip stebėti, ne? Ar... Aš nežinau. Jo, tai žodžiu, išsiaiškinam, galima kelti arba į tą centrinį, į deką, arba varyti ant to tilto. Mes varysim ant tilto, bet tai kainuoja 14 Singapūro dolerių, tai čia maždaug apie bus 9,5 eurų, beveik 10 eurų. Ir varysim ant tilto. Pati net mergaitė sakė, ant tilto labiau apsimoka, aš kažkaip taip ir galvojau, kad bus. We would like 2 tickets to the Skyway. Sure. Hello, yeah, of course. Which one? This one? It's the barcode. We would appreciate if you could keep your experience. Tai čia rekomenduoju, tai va, prašo, kad 15 minučių pabūtų. Hello. O, blema, čia visai aukštai. Irgi truputį nejauk. Ir tavo, ne? Biškė. Nu. Na, galima galimybę į tą kelti dar. Į tą būtent, bet... Sakė, tilt smagiau. Jūsų mėgstamiausi 2 traveleriai, Mindaugas ir Lukas Čestovas, yra Singapūre ir jie pasiekė savo tikslą. Mūsų tikslas buvo atvykti į Singapūrą. Mes jau čia. Rytoj mes skrendam namo. Tikrai taip. Ar labai išpigina tau? kaip koks gyvūnas baidos tėtis nusisaka. Eina, so. Prie to bokštelio aš saugiau jaučiaus negu čia. Ja, matau. Nu, gavas, metas, apkeliavom pusę pasaulio praktiškai. Pravažiavom bent jau pro jį. 43 dienos bus, man atrodo, su rytojumi. Tai tiek dienų užtruko aplankyti sostinę, sakykim. Praleisti ten dienelę, 2. Kai kur reikėjo ir 4, kai kur gal ir savaitę. Bet įmanoma per 1,5, kažkaip planavom per 1,5 ir atvarėm. Liko 3 minutės, 2 minutės iki paleidimo. Ant suoliuko belekiek žmonių susėdo, žiūrėti visą šou. Yra, kurie net ant žemės sugulė, sapnuoti ir visi pasiruošę žiūrėti. Kolonėlės tai galėtų geresnis biški būti. Čia tai atrodo, kad per vieną tokią kolonėlę paleido. Taip užbaigiamas kelionės finišas, ne? Čia, kad copyrighto nebūtų ant tų šaus dainuoju, kalbu gerai. Garden Rhapsody is brought to you by Gardens by the Bay, and we hope that you have enjoyed the show. Nu va, visai fainai. Jeigu nesakyčiau, kad iš apačios gal geriau, fainiau atrodo, ne? Įdomu, iš abiejų. Jo, iš apačios kažkaip kitaip. Nu, kitaip, jo. Rekomenduoju pusę laiko praleisti viršuje ir pusę laiko apačioje irgi. Stebuklingai visai skamba. Paėm 5 minutės iki kažkokio prekybos centro, vėl esam
kažkokiai parodoj. O čia tiesiog prekybos centras. O čia praplaukė didelę lydeką. Paėmėm Japanese jelly kažkokį, tai bus įdomu paragauti. Šitie japoniški kažkokie želiukai. Oi, blemba. Tikėjaus biškai kažko kito, žinai. Tokie želiukai biškai labai... Nu, nelabai. Gal kažkodėl tikėjausi biškai gyvesnės tokios želė. Vertinu 6 ir nepirkčiau antrą kartą. Paragavau, užtenka. Man patiko jau. Nu, čia kur beisi Singapūrė, visur spindi, visur gražu. Net ir mano plaukai tokie. Čia mat irgi iškart statomas pastatas, konstrukcijos vyksta. Man atrodo, kad į Singapūrą kas porą metų atvažiuok ir čia rasi vis kitaip tą miestą arba papildytą. Nu, kaip Dubajų, ne? Ai, ir dar tą pačiu sakė, kad dabar, kadangi gyvena 6 milijonai žmonių, sakė, nori padaryti, jie nori praplėsti taip miestą, kuris ir tai nėra didelis, pati šalis nėra didelė, kad tilptų 10 milijonų gyventojų. Žiūrėkit, šaika, gaidys medį. Nu va, paskutinę dieną atvarėm dar į rezervuarą, parką. Rezervuarą? Ar rezervatą? Rezervatą, teisingai. Tiesiog praseiti tokį treilą pasidaryti kažkiek. Vandens neturėjom, tai va, šiaip labai fainai kinetukai čia hotelį dirbo. Sako, imkit, prašau, sako, susimokėt, nereikia, sako, imkit tą vandenį. Labai, labai didelis šitas parkas, visas. Jeigu jį taip skersai pereit, tai 2 valandas, bet jeigu kitaip skersai į šiaurę ir pietus, tai kokios 4 valandos. Tai mes esame čia. Ir va tai va, užtektų 2 valandas pereit. O čia jis dar toliau šiaip tęsis, tik čia nerodo jo, tai dar va čia yra, šiaip, jeigu va taip eit. Bet daug kelių yra va čia, kaip tik nori pasivaikščioti. Daug labai taisyklių iš tikro. Prašau, nešerkit beždžionės ir taip turi pakankamai maisto. Žiaus dabar. Sužalota mankė, makaka. Atsai, viskas gerai. Sen nesuprantu, kas čia yra. Ai, čia... Bliamo, nežinau, kas čia. Taip čia žmonių padaryta. Jo, metalas yra. Čia... Gal garsas skleidžia kokio, aš nežinau net. Gal ženklinimas. Pastoviai skraido šitie. Ir vakar visą dieną treniruojas. Biškai gadina tą gamtos vaibą, kur nori paklausyti tiesiog kaip zvimbia kažkokie vabzdžiai. Tada reikia klausyti kaip naikintuvai skraido. Šiaip gyvūnam tai jaučia iš vis nėra ramybė, žinai. Dabar nesimato, nes ganėtinai debesuota. 2 džetai, matėm, pratybos vyksta. Tai taksisto kai klausim, tai sakė, čia karinė bazė yra. Praktikuojas. Žiūrėkit, kiek taralančiukų ant medžių. Ne, čia tiesiog toks medis. Smagus labai parkelis, mes pasirinkom vieną čia kelią. Tai išlysim biškį kitur. Ir jau link pabaigos einam. Taip ramiai 10 000 žingsniukų praėjom. Patiko. Smagiai prasėjai. Yra dar ir Coast to Coast trailas. Mes esam čia, o visas atstumas 3-6 km, kur galima nuo pakrantės iki pakrantės eiti. Jie turi pavadinimą šitą ar ne? Shanghai Fried Baras. Shanghai Fried Long Bao. Labai įdomu. Nu. Vieną neragauti. Geri. Vieną galim paragauti. Ir čia visą gaminimo procesą galima matyti? Jo.
Mes matėm Indijoje irgi, kaip cukranendrių sultis daro. Cukranendrių sultis. Skanas? O, wow. Labai geras. Pala, aš gal dar vieną nusipirksiu, čia ką turi. Antioksidantai, elektrolitai, vitaminas B, no added sugar. Geras. Čia va pagamina, o čia atsiemi. Labai geras. Nu, ir uostas fainesnis negu Bangladešo. Oi. 4 terminalai, 126 geitsai. Nu, gali patikėti, kad baigės kelionėm. Dar nesibaigė, dar 2 lėktuvai ir... Ir žinoma, kad viskas negalėjo būti smooth. Tėtis paliko telefoną savo taksę. Su driveriu chatas. Sveiki, man atrodo, mes palikom telefoną gale. Ar galėtumėt, prašau, patikrinti? Taip. Ar įmanoma gauti jį atgal? Mes vis dar tam pat antram terminale, 8 įėjime. Mes sumokėsim, jeigu atvešit mum. Šiuo metu dirbu. Žinau. Ar įmanoma, kai numesit savo kitą klientą? Gerai, bet už valandos. Ar tikrai galite patvirtinti, kad radot telefoną ir jūs jį turit? Sin. Tai gerai, kad atvarėm anksčiau į Eurostą, bet dar tos 50-50 galvojam, atgausis ar neatgaus tą telefoną. Tiek žinių, draugai. Bet telefoną pamesti yra liūdna iš tikrųjų. Tai va, susiskaminom su sportu, kažkaip su juos susipadravom. Sakom, kiek pinigų norėtum? 50 Singapūro dolerių. Ja, 33 eurai. Net nesidarėjus kažkaip svarbus, kad telefoną atvežtų, jis geriau tegul, bet sakė, bus po 7. Nu tai dar turim laiko, viskas gerai, bet... Spėkit, kas atgavo telefoną! Šitas mūsų vairuotojas baltam buvo. Nu, svarbiausia, kad atgavo telefoną. Tvarkingas, švarus, sutvarkytas, išvalytas. Davau klausimą. Vienas iš gražiausių pasaulyje, įskaitos. Jis tai buvo išrinktas pirmųjų vietą. Dabar šiais metais kelintas čia esi gal aplinkė kas nors. Geras. Visų pirma, matot, kiek kamerų ten ant lubų, bet nereikėjo net paso čia rodyt šitą vietą. O viską tik skenuoja iš veido. Face unlock'ą turi. Nu, tebuko nenuskenuoja kažkaip. Užsiliko tebukas. Ova! Praėjai. Viskas gerai, nes čia matyt nauja aparatūra gal irgi, žinai, gal dar neišdirbta kažkas tai. Arba šiaip, sakau, pasikeitė tėtis per 2 dienas gal labai. Nebet pažįsta, koks jį ėjo. Nu, čia galima būtų gyventi šitam Euroste, jo. Botanik, sod, in the house. Nu, man pas jūs alpinariumas gražesnis biški. Nu. Jeigu netyčia nepataikytumėt terminalo, kur atvažiuot, nu tai greičiausiai tik rytoj būsit, kur reikia. Jeigu čia toks vienas terminalas, belia koks didelis, tai kas labai įdomu, kad security checkai nėra įeinant į oro uostą ar praeinant pro vartus tos pirmus, o jie kaip tik yra tik tai, atrodo, prie kiekvieno grinai lėktuvo vartų. Все, Singapūras, viso gero. Abu Dhabi. Nu ką, irgi grįžus oro uostas, ne? Ai, savo purvinas kojas, blemba. Ant stalo. Pasidėję, garočią, vienoje vietoje, va ten, kitoje vietoje, su batais net. Kažkas ateis maistą pasidės. Spėk. Po suspjaudė viską. Spėkit, iš kur jie. Varšuvos oro uostas. Skauda šikna. Po 2 valandų Varšuvos autobusai. Paskutinis autobusas. Su kokiu pradėjom į Varšuvą, su tokiu ir užbaigsim jį atgal į Kauną. Dar 7 valandos. Tai čia vieta, kur pradėjomgi. Realiai iškart nuo užsienio, kur. Būtent čia. Prieš mėnesį ir 14 dienų.
Kaunas. Taip. Ten, va čia jau pradėjom. Pradėjom, čia ir pabaigėm. Ir kaip jausmas? Ai, geras, važiuoju per miestą, žinai, ir galvoju, taigi čia dabar vėl kasdien lakstyčiau po tą visą miestą, čia visur, žinai. No. Matytos sėdos jau pasilgau, čia biškai klinikų visur, žinai, ten sėdžiu, važiuoju pro kliniką, matau pažįstamą, sėdė administratorė. Kažkaip smagu, aišku, oras visokas gal biškai, kaip mums iš šiltų kraštų, bet dar to žalumos mažai irgi biškai. Bet nieko, sulauksim. Sveikinu pabaigus. Ačiū tau. Avantūra šitą. Ačiū tau. Kartu keliam. Love you. Love you. Labai fainai, smagu, labai gerai praleidom laiką iš tikrųjų. Pusantro mėnesį. Šiaip greit, dabar kai galvoju, tai greit praėjo. Bet buvo dienų tikrai, kai greitėjo, bet buvo dienų, kai ir lėtėjo. Įvairiai labai. Mes užėjom tada namo. Viso, ačiū, kad žiūrėjot ir stebėjot mūsų kelionę. Dabar realiai mes, kai į Kauną grįžom, paleidžiam tik tai Afganistano epizodą. Tai jūs dar matysit, dar daug šalių. Bet jau matėt. Kalboja esamoji, bet ateitis yra. Ohoj! 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 Ką, močia, bombočia? Pirmas žmogus, kurį matom. Savas. Zdaro, Mariolė! Labas, Mariu. Labas, nučiais. Ajoj. Nukai. Gyvas, sveikas. Dar. Aš net bijau batus nusimti. O kas yra? Daug gyvačių batus. Nenusiimk, jeigu būna. Ne, ką aš. Tiesiog nebuvau nusiėmęs jų jau 30 valandų. Kodėl tu nenusiėmė lėktuvą? Ką žinau, nes bijau. Kaip dabar tu būna? Galėjai kojas pamirkyti, jeigu po šalto. Pamirkysiu. Tai raisi dabar, laukoj. Naisiu. Nu tai... O jetu! Elė, labas! Atsiūgai tu pakuotą, atsimeni dar mane, atsimeni mažą. Ar atsimeni mane mažą? Ar atsimeni mane? Ar atsimeni mane, pūkiautų? Labas. Labas. Sveiki, žiūrėkite. Tu čia filmuoji visą laiką? Nežinau? Ne.